pagrindinės šventyklos. Dėmesio mes jau sulaukėm labai daug, visi mums šaukia Hare Krishna, nori uždėti tilakas. Hare Krishna. Kažką pasakyti ir kažkaip sulaukti mūsų dėmesio. Thank you. Bet taip atrodom Indijoje. Bus smagu, aš manau, kiekvieną kartą parikarma atsiveria vis naujai ir bus įdomu pasižiūrėti, kaip viskas bus šį kartą. Mūsų kelyje iškart pasitinka Hanumanas, Šiva, kurie mums padės praeiti šitą kelią, kad mes būtume laimingi, o mūsų protas mūsų mažiau kandžiotų. Mūsų kelias, žinokit, visiškai yra nesunkus, nes mes sueinam pėstute su tapkutėm, o kaip matot, šitas vyras, jisai dar daro ir pasilenkimus ir plus perdeda 1008 akmenų, ne, šitas perdeda 108 akmenukus, o dar kartais būna, kad perdeda 1008 akmenukus. Tai jie eina čia apie 3 metus. Mes čia matome daug raudonų plytų, skaitosi, jeigu tu pastatysi namuką iš šitų plytų čianais, tai reiškia, kad tu grįši. Mes praeitą kartą su Maroku čia pastatėm namuką ir dabar pastatysim dar vieną namuką, tikrinsim teoriją, ar mes čia grįšim. Tai vat, jeigu kas norit grįžti čia, statot namuką savo, aišku, reikia negriauti svetimo namuko. Išžengus nuo asfaltinio kelio, mes papuolam ant gražaus takelio raudono, kur pas mus atsidaro jau gamta, tyla, oras visiškai kitoks, bei ramiai sau gali eiti, kartoti mantras arba susikaupti ir būti čia ir dabar ir mėgautis šią akimirką ir pabandyti, kad smegenys nevaldytų tave, o tu galėtum būti ramybėje, nes šita vieta labai stipriai nuramina. Haribo! Atėjome į Narsimhos šventyklą. Čia gavome visą ritualą, dainavome kirtaną ir galų gale mus primaitino prasadu. O šiandien yra ekadašis, valgyti kaip ir negalima, bet prasadas skaitosi ne maistas. Paaukotas maistas Dievui, tampa šventas ir jį galima valgyti. Mažo to, mes gavom labai skanaus naminio limonado. Aš tikrai jaučiuosi kaip karalienė. Pamatėm pašonį šventyklą ir nusprendėm pakilti ant jos. Plius mes pakilsim dabar ant Gavarkano kalno. Šventykla padaryta, kurioje yra akmenys Gavarkano. Na ir manau, kad visai neblogai gausi namukas mūsų. Tai, kad statykit namukus ne tik pas save žemėje, bet ir kitur, kad sugrįžtumėt į kitas gražias vietas pasaulio. Palyginus Vrindavaną su kitais prabangiais Indijos kurortais, Vrindavanas atrodo gana kukliai. Tačiau ši vieta yra ypatinga ir kasmet pritraukia milijonus smalsių sielų siekiančių pažinti ir pajausti tą tvyrančią magiją šio dvasinio miesto gatvelėse. Aš noriu supažindinti su šios dienos mūsų vedliu. You can say hello. Hello, Hare Krishna from Vrindavan. And lot of best wishes from Radha Krishna to all of you and your life become spiritual life. Labai įdomus kiemelis, lyg iš filmuko kokia būtų. Vrindavanas ir jo apylinkės yra siejami su Dievu Krišna,
kurį garbina ne tik hinduistai, bet ir milijonai žmonių išsibarsčiusių po visą pasaulį. Vrindavane prieš 5000 metų Krišna rodė žmonėms savo stebuklus. Čia esantis šventas miškas yra vieta, kur Dievas Krišna šoko. Jis mokė, kad Dievas yra malonumas, meilė ir žaidimas. Govardhan kalva yra dar viena šventa vieta. Jo šlaituose Krišna, būdamas piemeniu, ganė karves. Viskas šiose apylinkėse laikoma šventu. Tikima, kad Dievas ateina į žemę kartu su savo bendražygiais ir artimu ratu. Dalis šios aplinkos yra žemėje, kurio vyksta jo žaidimai. Sakoma, kad visas Vrindavano, Govardhano, Matūros regionas iš dvasinio pasaulio nusileido į materialų pasaulį. O kai Krišna nutraukė savo pramogas, jis paliko šią šventą vietą, kad jo ištikimi draugai galėtų mėgautis ir būti įkvėpti. Vrindavanas dažnai vadinamas 5000 šventyklų miestu. Žinoma, per pastaruosius 5000 metų nuo tų legendinių laikų ši vieta labai pasikeitė. Vis dėlto ši vieta lieka išskirtinės svarbos visiems hinduistams ir tikintiesiems. Į Vrindavaną atvyksta turistai, piligrimai ir smalsuoliai ir nebūtinai visi jie yra tikintys, tačiau kiekvienas atvedamas čia giluminio širdies šauksmu. Mūsų kelionės metu Indijoje aplankysime daugybę šventyklų, šventų vietų, o taip pat istorinių objektų, ne ką mažiau įspūdingų ir svarbių Indijos istorijai. Kelionės metu patirsime skirtingų regionų kultūros ypatumus, pamatysime skirtingų regionų kraštovaizdžius, pakilsime į kalnus, turėsime trumpus žygius ir pasivaikščiojimus kalnuose, miškuose ir gamtoje. Kelionę pradėsime su ryškiais pojūčiais, ritualais, lankysime ypatingai stiprias energetinės vietas, vėliau pamažu mažindami intensyvumą ir tempą, baigdami savo įspūdžius ramų žygių tyloje, skirtą apmąstymams ir ramybei. Dabar palei upę. Tikrai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę pabūti šiame kampelėje žemės. Kiekvienas kampelis žemės duoda kažką naujo, tai dar kažkokias naujas galimybės, požiūrį į pasaulį, į save.